Labas, aš Kadelė ir aš kviečiu tave dalyvauti LRTU organizuojamam dainų rašymo konkursą. Iki spalio 13 pildyk anketą LRTU su savo tekstu ir galbūt Gabrielė Vilkickytė abudu arba 8 kambarys išsirinks būtent tavo tekstą ir su juo sukurs didžiausią hitą. Ar tai skamba kaip sapnas? Tai gali būti tavo realybė. Žiūrėk šitą video iki galo. Pirmas žingsnis – išsigrynink temą, suprask, apie ką tu nori rašyti ir laikykis to. Man dainų rašymas yra kaip geriausia psichologinė terapija. Kiekvieną kartą, kaip man yra labai daug nerimo, arba kai aš pykstu ant savo vaikino, aš jaučiu kažkokį pasimetimą, aš rašau, kai man liūdna, aš rašau ar linksma. Padaryk ir tu tai gali tapti geriausių hitų. O dabar eikime prie pratimų, kurie tau padės atrasti savo temą. Pabandyk išrašyti viską, kas įvyko šiandien. Kokie jausmai tave slėgė, kada tu buvai laimingas, kada tau skaudėjo. Tiesiog rašyk visus įvykius. Atrask vienodus dalykus, pasibraukęs, pažymėk ir iš to gali gimsti nuostabus tekstas. Sekantis pratimas. Pagalvok, kokios tavo baimės. Yra gal net dalykų, kuriuos pats bei pripažinti net savo pačiam, ko negalėtum pasakyti kitam. Išrašyk ir paleisk, taip gali ne tik gydyti savo vidų, bet ir sukurti nuostabius tekstus ir atrasti tobulas temas. Išsirink bet kokią knygą, tai gali būti tavo mėgstama knyga, ir pasirink 5 atsitiktinius žodžius. Pabandyk iš jų sudėlioti tekstą, gal sakinį, ir tai gali tapti tavo įkvėpimu temai. Idėjos jas gali pas tave ateiti bet kada, bet kur ir bet kaip. Būk pasiruošęs, priimk savo naujas mintis ir išrašyk. Daina gali gimti tiesiog nuo draugų pašnekesio, išgirsti kažkokią frazę, kuri tau patiko. Groji gitarą kažkokią dainą, svetimo atlikėjo, coverį groji ir kažkokie 2 akordai tau labai patinka. Jos pagroji dar kartą, tą trečią pridėti savo ir kažkas gimsta. Kartais galima šiek tiek įkvėpimų ir pasiskolinti. Tiesiog mano būdas toks rašyti paveikslais galvoje. Aš matau vaizdinį ir jį bandau nupiešti žodžiais. Iš viso gyvenimo kažkokie ar prisiminimai, ar patirtis sukauptos, ar kažkokia fantazija sukrenta į vieną kažkokį vaizdą. Kaip aš darau, aš tiesiog renku įkvėpimus tai dainai. Galvodamas, plaudamas indus, bet ką darydamas, kažkokias idėjas apie tai galvoju nuolat. Savaitę, 2 savaitės, galiu mėnesį galvoti apie tai ir prisirinkti visokių įkvėpimų. Patinka Reelsas, išsisaugau tiesiog kaip įkvėpimą, kad eičiau link to kūrinio. O dabar tu jau turi temą. Eikime toliau. Pradedam rašyti. Štai metodai, kurie tau gali padėti. Paleis save ir leis savo rašyti visas savo mintis be cenzūros. Tai gali būti pusė puslapio, puslapis tavo temoje. Po to tu atsirinksi gražiausius tekstus iš to. Kad ateitų įkvėpimas, nereikia jo laukti, reikia jį pasiimti. Jeigu atsikėlėt ir jaučiat, kad šiandien neturiu įkvėpimo, tai nereiškia, kad šiandien neparašysit geriausio savo teksto. Reikia tam įkvėpimui paruošti aplinką, nes įkvėpimas tik ateina pas tuos, kurie kviečia tą įkvėpimą. Daug fainiau, bent jau man pačiai, yra pradėti rašymą nuo jausmo kažkokią. Nebūtinai žinau, kur tai nuves, nebūtinai žinau, į ką tai konkrečiai eina, bet yra jausmas, ant jo užsikabini, ateina žodžiai, ateina kažkokia jau mintis ir tada važiuoji kartu su jais. Atrodo, tada nebūtinai, kad tu vedi konkrečią mintį, bet ta mintis tave veda tolyn. Nėra laiko limito, per kiek tu turi parašyti dainą. Kartais tekstas pasirašo labai greitai, kartais prie jo reikia sugrįžti, kartais jį reikia palikti. Ir tai yra normalu. Viena aišku, kad pastovumas padeda. Tau reikia įgyti rutiną. Rašyk kiekvieną dieną. Jeigu prie vieno teksto užstrigai, grįžk prie kito, pradėk naują, bet daryk tai kiekvieną dieną, kol tai taps tavo rutina ir įkvėpimas pas tave ateis pats. Bet nepamirškit žaisti. Galit pabandyti sukurti tam tikrus ribotumus, kaip pavyzdžiui, kartoti vieną žodį. Dainos jos dažniausiai įsimena, kai yra pasikartojantys žodžiai, kaip pavyzdžiui, Fingos daina 1. Arba pabandykite išimti veiksmažodžius. Kambarys, ežero dugne, mašina kambaryje. Ežero dugne, mašinai kuprinė. Nebijokit ribotumų, nes kartais ribotumai gali paversti jūsų tekstus įdomiais ir išskirtiniais. Tai gali tapti jūsų braižas ar net naujo žanro pradžia. Metaforos. Vienas svarbiausių dalykų. Kuo tavo tekstas bus įdomesnis negu kitų? Pasibrauk esminius žodžius, esminius sakinius ir bandyk juos pakeisti. Pavyzdžiui, man liūdna. Aš jaučiuosi kaip akmuo dykumoje. Ieškok atsakymų knygose, Google, tol, kol tai skambės savitai. Jo, svarbiausia tai skrajot. Nebūt visą laiką pragmatiško, leist savo galvai skrajot po keisčiausius dalykus ir taip, nuo to tu būsi išskridęs, bet tai tau padės kurti.
Tu jau turi tekstą. Pasimk savo telefoną ir paprasčiausiai įsirašyk į diktofoną. Paklausyk to teksto. Atsiribok nuo jo ir paklausyk, kaip būtum kitas žmogus. Gal nuspręsti, ką nori pakeisti. Pasidalink su savo artimais žmonėm. Gal atrasti, ko reikia dar. Gal reikia daugiau priebalsių, gal reikia žodžių su daugiau balsių. Ir tai tau padės. Atkreipkite dėmesį. Tarkim, naudojant daug balsių, daina tampa lyriškesnė, platesnė, kaip We Are The Champions. We are the champions, my friend. Arba naudojant daugiau priebalsių, tai gali būti labai struktūrizuota kaip repo dainos, arba tarkim tarp geltonų rūtų. Tai irgi įsimintina ir catchy. Naudodamisi šitais dalykais ir keičiant balses ar priebalses, jūs galite sukurti didelę įtaką. Rimas. Tai yra beprotiškai svarbus įrankis. Nepamiršk rimuoti savo tekstų. Rimas yra tarsi magnetas prie ausų. Tavo žodžiai gali būti suprantami ir lengvai perskaitami. Yra daugybė būdų, kaip tu gali rimuoti dainas ir tu gali net pats juos atrasti. Bet yra dvi pagrindinės taisyklės, kaip pavyzdžiui, rimavimas 2 eilučių iš eilės. Tai kaip pavyzdžiui, 8 kambario ieškau dainoje. Ieškosiu tavęs amžinybę tarp kosmoso klodų viršuj debesyse. Tai amžinybė surimuoja su debesimis. Arba galime rimuoti praleidžiant vieną eilutę kas antrą. Kaip Gabrielės Vilkickytės Pataluose. Sąžinė vėl nuteka vamzdžiu. Bilieto atgal dar neturiu. Mažas aš, vadink mane vabzdžiu. Jis rimuoja vabzdį su vamzdžiu. Atrodo tokie žodžiai, kurie net nesirimuotų, bet tai sukuria nuostabų rimą. Kuriant, kai ateina idėja, kažkoks įkvėpimas, negalvokit apie rimą. Negalvokit, kokį žodį turit su kažkokiu žodžiu rimuoti. Jeigu norit, rimuokit tą patį žodį su tuo pačiu žodžiu. Darykit tai, ką jaučiat. Vėliau viską ištaisysit ir padarysit teisingus kažkokius pakeitimus, jeigu jų reikės. Negalvokit apie jokias taisyklės, ką rimuoti, ko nerimuoti. Kaip jaučiate, taip ir darykit. Labai svarbus patarimas. Atsitrauk šiek tiek nuo savo teksto. Neužsiblokuok vien dirbdamas ties juo, kartais duok savo 24 valandas, o gal net savaitę. Ir grįžk su naujom idėjom, naujų oro gurkšniu ir gal tu išvystysi tą tekstą į visai kitą lygmenį, kurio pats net nesitikėjai. Tai duok savo laiko ir viskas išplauks. Kiekvienas filmas ir kiekviena daina turi turėti savo istoriją. Ir pagrindinė to taisyklė, kad mes turim turėti tam struktūrą. Dažniausiai daina turi 2 posmus ir be pasikartojančius 3 ar 4 priedainius. Įsivaizduokit dainą kaip kopimą į Everesto kalną. Pirmas mūsų posmas tai yra, kaip mes jaučiamės, kodėl mes tai iš viso darom, kokios mintis mūsų aplanko, kaip mes lipam į jį, ką galvojam, kokią mes muziką rinkomės prieš tai, kaip kuprinė pakavo. Priedainis. Boom. Priedainis tai yra visko sprogimas. Tai yra arba ekstazė, gal tai yra didžiulis nusivylimas, jūs įkopėte į tą viršūnę ir jūs supratot, kad lyja, kad jums skauda kojas ir jūs iš to nebenorit leisti žemyn, jūsų gyvenimas blogas. O gal jūs supratot, kad norit pakeisti viską savo gyvenime. Tai labai svarbu, kad mes galėtume visi dainuot, jis turi būti paprastas. Nebūtina tai padaryti komplikuotai. Visa esmė turi būti suprasma iš priedainio. Kaip pavyzdžiui, Queen'ų daina We Are The Champions. Visi galim dainuoti, visi žinom žodžius, nes tai buvo paprasta. Tai kartais paprastume slypi tas gražumas. Tai padarykit paprastai, kad visi galėtum dainuoti kartu. Antram posme mes kalbam apie išgyvenimus patirtus priedainį ir ką jie privertė keisti mūsų gyvenime. Mes supratom, kad mes norim grįžti į pasaulį ir viską pakeisti. O gal iš tikrųjų supratom, kad ten laukia mūsų didžiausia meilė ir mes labai skubam ir viskas yra gerai apačioje. Tai antras versas yra išgyvenimų, patyrimų pasakojimas. Kartais labai gerai visko prirašyti, užversti knygą, užversti balso įrašų aplikaciją ir leisk savo pamiršti dainą, kad tu ją atsimintum. Tai, ką aš atsimenu, štai tai ir turi likti. Man patinka kristalizuoti dainą iki tol, kol tu pats ją atsimeni. Žodžius, kuriuos tu pats atsimeni. Tai reiškia, kad tada daina įgauna kristalo formą, nes jinai pati išsikristalizavo, kaip jinai turėjo. Tu jau žinai taisyklės, dabar pats laikas pradėti jas laužyti. Tu gali daryti, ką tik nori. Gali būti kaip Coldplay. Pradėk nuo priedainio. Trumpink savo stopelius, ilgink. Tavo priedainis gali būti vienas žodis, gali būti 2 žodžiai, gali būti ilgas. Paleisk savo vidinį rašytoją ir kurk, nebijok klysti. Važiuojam. Taigi apibendrinant. Visiškai normalu, kad pirmi tekstai gali skambėti banaliai. Bet pabandyk juos perleisti per savo prizmę. Man meilė ar kita išraiška gali reikšti vieną, tau ką kitką. Pasakyk tai savais žodžiais. Nes pat ką dažnai susiduria, ypatingai su pradiniais bandymais rašyti tekstus, taip maždaug skamba tekstai muzikoje ir pabandysiu aš kažkaip taip ir išsireikšti. Tai dažniausiai visiškai nesuveikia, nes tu įeini į kažkokį tiesiog šabloninį tą tekstą. O jeigu tu gilinsies į savo patirtį ir ieškosi tų žodžių, kaip tu jautiesi, kaip tu matai, kokia tau metafora gimsta, čia tu laimėsi
net suprasi, kaip jautiesi geriau. Va būtent. Daina nesirašo, nu tai jo, gerai. Pradedi rašyti ir tiesiog jautiesi nesmagiai, nes atrodo, kad kažkas neišsipildo. Kai rašau kažkokią ar dainą, ar eilėraštį, tai tu vis tiek rašai tai, kas tau smagu turi būti. Ta prasme, rašai ir jauti kažkokį viduj rodiklę, kuris sako, o, geras, įdomu, man įdomu, kažkoks smagumo jausmas. Tai tada atrodo, kad veikia. Jeigu nesirašo, tai ieškot, kad įvyktų tas jausmas, tas džiugesio, kažkoks momentas. Viskas. Tekstą turi, išpildyk LRTU anketą, siūs savo tekstą ir gal po kelių savaičių tai taps nauju hitu. Ačiū uždėmesi. Atsidėkojimui, mielų kačiukų nuotraukos tau. Sužinok daugiau. lrt.lt, parašyk dainą.